yra dabar gerbiami diskusijos dalyviai. Ir aš taip dabar labai padarom tokį prisipažinimą su žvaigždute. Visas, ką mes čia sakysime, niekas nėra asmeniška. Mes kalbam apie Lietuvą. Mes kalbam apie švietimą ir mes sutarėm turbūt visi be diskusijų, kad jeigu mes jau sėdim šioje diskusijoje, kad švietimas turi būti prioritetas numeris 1. Be abejo yra ir kultūra, ir sveikata, bet dabar mes kalbam apie švietimą. Švietimas numeris 1 kaip prioritetas. Ir dabar štai diskusijos užduotas tonas. Lietuvos švietimas numeris 1 Europoje. Aš tikrai negalvojau šios temos ir aš įtariu, kas čia tokį dalyką pasiūlė, bet aš Ryti labai tiesiai, aš aplenksiu iš pradžių ministrę, aš Ryti, dėl ko mes pernai čia sėdėjom. Ir kalbėjom. Taip. Ir verslo žmonės, nevyriausybinių organizacijų žmonės turi tą savybę, kad reikia 9 kartus pamatuoti, 10 pjauti, bet vis tiek galų gale reikia pjauti. Daryti. Tai praėjo metai, mes prieš tai dar turėjom kelis metus. Ryti, labai tokia asmeniška, tokį, kaip čia sakyti, iš perspektyvos žiūrint, praėjusių metų. Ar kažką darom, jeigu darom ką, ar teisingai, tam, kad judėtume link šito, nežinau, vizijos, utopijos gal. O gal čia nėra utopija, gal čia iš tikrųjų taip yra ir jūs galite sakyti, kad viskas čia okei, teisingai judam. Tai labas rytas, nuostabus mokytojai, vadovai. Aišku, kad judam. Žiūrėkit, buvo 1000 dalyvių, dabar jau 3000 dalyvių. Tai jau yra progresas. Tai reiškia žmonių, kurie apsisprendžia šiandien dieną nedaryti darbą kaip įprasta, kuris irgi yra labai svarbus, bet važiuoti tobulėti, važiuoti kilti, važiuoti su ambicija. Tai jūs čia esate tas pavyzdys, kad mes judam. Pasiplokit, savo pasiplokit, drąsiau, iš tiesų. Tai mes judam, tai yra labai smagu tą matyti ir labai smagu tą stebėti ir būti to dalimi. Tai progresas yra, jis visada yra ir jis nesustoja. Bet ką aš vis dar norėčiau pasakyti, mes važiuojam kaip organizacija po regionus, po skirtingas mokyklas, po skirtingas savivaldybės, tai ką ir tu, Mindaugai, sakai, vis dar atrodo, kad tai yra utopija. Bet ar mes prastesni už estus? Aš tai nesijaučiu prastesnis už estus. Ir estai pagal PISA šiuo metu yra geriausi Europoje. Tai kodėl mes negalim? Kuo mes prastesni? Mums tai reikia, viskas prasideda nuo tikėjimo ir viskas prasideda nuo ambicijos. Tai čia mes irgi judame į priekį, bet dar truputį to trūksta. Dar mes vartojam žodžius, atsiprašau, Mindaugai, mes seniai pažįstami su Mindaugu nuo visuomenės veiklos laikų iš tiesų dar mokyklo universitete. Tai nėra utopija. Tai yra realybė, kuri vieną dieną ateis. Ir visos realybės prasideda nuo svajonių. Mes pradėm svajoti, mes išsikeliam ambicingus tikslus ir tai neįvyksta per metus ar per porą metų, bet pažiūrėk, 5, 7, 10, gerai, prireiks 12 ar 15 metų, bet jeigu mes to tikėsime, mes ten būsim, nes mes nesam prastesni už nei vienus kitus europiečius ir nesam prastesni už estus. Tai galim. Dėkui. Tai gerbiama ministrė, štai toks pasisakymas. O ministerija svajoja? Ką jūs svajojat, pavyzdžiui, per 5 minutės, pirmadienį ten susirenka, yra ir viceministras, matau, ir dar ir viešųjų ryšių, susirenkat. Ir ką jūs svajojat? Aš tai atsiprašau labai, bet tiesiog labai įdomu. Gal ir jums įdomu, gal? Labą dieną dar visiems, kurie prisijungia. Kaip vyksta mūsų 5 minutės? Pasidalinsiu. 5 minučių neturim, turim tokias 1,5 valandos rytinės politinės komandos, kaip aš sakau, aptarimus darbinius ir tai yra normali praktika visų tikriausiai vadovų su savo komandomis. Ir žinote, tų tikslų ir svajonių tikrai turime daug, bet kaip gerbiama rektorė ir sakė, kad taip šalia yra tie darbai realybėje, kurie yra kaip ir pas kiekvieną pedagogą, pas kiekvieną vadovą, dėl kurių mes čia visą laiką kalbame ir ginčiame apie biurokratijos naštą. Tai ir mes lygiai tokią pačią turime savo planus, savo tikslus, savo siekius, ką ir siekiame įgyvendinti. Ir žinoma, mano, tarkim, visada pagrindinis tikslas yra kiekviename darbe, kuriame aš bedirbčiau,
kad nors ir labai mažas žingsnis, bet jisai, kad duotų tokį teigiamą rezultatą ir tokį apčiuopiamą rezultatą. Tai yra toksai pagrindinis siekis. Kartais tie rezultatai būna tokie, kurie apima tikrai labai plačią bendruomenę ir tai labai smagu. O kartais tai paliečia galbūt labai nedidelę dalį, kelis vaikus, tam tikrus kažkokias kitas rytis ir tai irgi yra labai didelis pasiekimas. Tai čia yra, kadangi švietimo sistema yra tikrai labai plati savo sritimis, tai čia mes galime kalbėti tikrai apie tai labai daug. Bet šiandien žinoma sieki turėti būti geriausiais visada turime kiekvienas, tiek vaikas, tiek mokytojas, tiek kiekvienas vadovas, kiekvienas žmogus dirbdamas savo srityje, lūkesčius mes turime turėti, tačiau ir turime labai gerai pagalvoti, kad tie lūkesčiai mūsų neužspaustų į tokį kampą, nes kartais mes žinome, kad vaikui iškelti per dideli lūkesčiai, jį kažkur tai užspaudžia ir tada labai sunku pasiekti to rezultato. Tai aš tiesiog labai norėčiau irgi kviesti visus, kalbant apie siekį būti geriausiais, žinoma, tai toksai tikrai labai gražus siekis ir šūkis, tačiau noriu atliepti, kad tikrai švietimo sistema yra inertiška, kad kiekvieną sprendimą darant mes turime galvoti, o kasgi to sprendimo gale. Nes jeigu mes tik pajudiname vieną kažkokį tašką, tuoj pat pradeda judėti kiti taškai. Tai kiekvienas siekis kažkokios reformos, kažkokio naujo dalyko turi būti labai pamatuotas, jis neturi sukelti pirmiausia chaoso. Tai tikrai manau, kad mes esame tikrai ne paskutiniai, mes esame gerose pozicijose. Rytis paminėjo Estiją, bet mes taip pat su savo pasiekimais 4., 8. gamtos matematikos srityje esame tikrai aukščiau Europos vidurkio, kai kur esam pirmaujantis, kai kur mūsų aplenkia tik tai kelios Azijos šalis ir mes turim tuo didžiuotis. Mes visada turime didžiuotis savo pasiekimais ir to turime neslėpti. Visada raginu, džiaukimės tas, kas pavyko, džiaukimės būdami savo srities žinovais ir siekime tikrai pačio geriausio. Ačiū labai ir taisykime tai, kas nepavyko, turbūt taip. Taip. Aš galiu paprieštarauti. Ar būti vidutinybė yra džiaugtis? Aš asmeniškai ne. Aš manau, kad tai nėra. Esame vidutinybė. Į kokius skaičius mes žiūrim. Tai aš manau, kad vėlgi čia, kur jūs esate, čia yra jau apie 10% Lietuvos mokytojų šitam renginį. Tai jūs nesat vidutinybės. Bet aš manau, kad daugybė jūsų kolegų sakė, kad aš nenoriu čia važiuoti. Aš nematau tame tikslo ir panašiai. Ir aš nesakau, kad mokytojai blogi ar kažkas. Yra sisteminių ydų, kurias galime tvarkyti ir kurias mes tvarkom. Ir aš dar 2 replikas, jeigu galima, ministrai. Viena, nepriešpastatykim gerų rezultatų psichologiniai geroviai. Tai nėra oponuojantis dalykai. Geriausi rezultatai pasiekimi 2 terpėse. Arba ten, kur žmonės jaučiasi gerai, mokytojai, moksleiviai, tėvai ir taip toliau, arba ten, kur yra autokratija. Tai aš nesiūlau autokratijos, mes kaip organizacija nesiūlom autokratijos. Tai yra visiškai neoponuojantis dalykai. Ir 3 galbūt replika žiūrėkime apie tai, kas bus vėliau ir kokie rezultatai. Taip, tai švietimas numeris 1 labai siūlo konkretų dalyką - pilotinius projektus. 6 metų pradinis ugdymas yra labai konkretus pilotinis projektas, ministrai jūsų parašo laukiam. 5 merai pasirašė pakreipimus, 2 universitetų rektoriai, ačiū ir Vytauto Didžiojo universitetui už palaikymą. Tai yra labai konkretus projektas, pilotas. Nuo šių metų kelios Lietuvos mokyklos pradės 5. ir 6. klases mokyti, kaip, jeigu ministerija leis, trūksta paskutinio parašo, jeigu ministerija leis, pradės mokyti 5. ir 6. klases kaip pradinius. Ir mes nedarom didžiulės reformos, mes darom 5 mokyklas 1 metais, 2 metais gal bus 20 mokyklų, 3 gal 100 ir žiūrėk, 7 metais galės bus visa Lietuva. Tuo pačiu, kol... Tuo ministrės sureaguos dabar taip, universitetas darys studiją. Emilijos. Tai ačiū labai, Ryti, tikrai jums, aš labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su jumis, kad jūs esate, bet visą laiką pabrėžiu, mes esame atviri ir mes tikrai esame susitikę ne vieną kartą, kalbame apie tai ir žinau, kad jau tikrai daug žingsnių jūs padarėte link to, bet aš visada akcentuoju ir nežinau, ar čia man visi pritars ar ne, kad pilotas tai nėra chaosas. Kad pilotas taip pat turi būti išdiskutuotas su tam tikrais rezultatais, su rizikomis, su rezultatais į priekį, o kasgi po 5-6 metų, o kasgi prisims tą atsakomybę už rezultatus, jeigu pilotas nepavyks. Tai mes tikrai už
Tačiau mes turime susėsti ir turėti tikrą pristatytą projektą, kurio mes dar šiandien tikrai neturime ir tada turime kalbėti apie tą įgyvendinimą. Tai aš tikrai už tą pilotą, aš tikrai už pilotinius projektus ir eikime į priekį ir bandykime, bet jie turi būti aptarti, jie turi būti įvertinti, jie turi pagrįsti moksliniais įrodymais ir visais kitais dalykais, kurie yra. Pilotas nėra chaosas. Reformų chaosinių mes šiandien turime ir turime to pasiekmes. Aš labai kviečiu atsakingai žiūrėti į visus naujus patyrimus ir naujus bandymus. Bet mes esame atviri, aš tikrai nesakau ne. Ok, sutarėm po diskusijos suderint tikrą laiką su komanda, pasiruošit ir netidėliokim, kažkaip reikia jums vis tiek susiderinti, va čia, kad sėdi tik tai per vadų prorektorių, tai susiderins. Aš vis tik tai žiūriu į Emiliją, Emilija linksėjo ir Ryčiui kalbant, ir ministrai kalbant, kai kuriais klausimais. Labai įdomu iš tikrųjų, aišku, Emilija yra, kaip čia, išskirtinis atvejis, nes ne kiekvienas vaikas yra ir ten jaunųjų pedagogų taryboje ir turbūt, nežinau, gal ir mokyklos prezidentė ar mokyklos taryboje. Ja, tai, bet žodžiu, esate aktyvi veikėja, aktyvi visuomenės jau narė, pilietiškas jaunas žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris aiškiai ją išreiškia. O kaip yra, vadinkim, net tame jūsų tarpe, nes tiek jūs sutinkat greičiausiai panašius į save, irgi aktyvistus, bendraujančius, o kaip yra didžioji daly mokyklos moksleivių tarpe? Jie aktyvūs, domisi, nori keisti, ar jiem kaip ir viskas 6-7? Šiaip tai mane supa žmonės, kurie labai stengiasi ir labai nori pakeisti sistemą ir siūlo ir bando, tik bėda, kuria būna dažniausiai mūsų balsas nėra tiek svarbus, kiek yra suaugusio. Nes tikrai dėl pačių vadovėlių ir dėl pačių sistemų, dėl egzaminų vis tiek žiūrime svarbiausi rezultatai. Niekas nelabai žiūri, koks būna mums pasiruošimas tam, kiek mes turim stengtis. Dabar rašėm pupas ir niekas neįsivaizduoja, kiek mes stengiamės. Užduotis visiškai utopinės. Buvo mokytojai, nežino, kaip mūsų lygiai paaiškinti 10-okam. Todėl mes stengiamės, mes ateiname tokius renginius, turime LMS, turim jaunuosius ten liberalus ir panašiai visokias partijas, turim Kauno rajono mokinių tarybas, miesto mokinių tarybas. Mes turime, bet tai, ką mes darome, nelabai atrodo, kad turi didelės reikšmės ir nelabai kažko pasižymė. Tai taip. Žodžiu, kaip pasakyti, ne visai girdi. Taip. Gerbiama Jolita, jūs esate mokyklos vadovė. Matau, džemperiukas irgi švietimas numeris 1. Taip, gal šiek tiek prijaučiat ir idėjai. Ačiū Jums už tai. Gerai, o kaip mokyklų vadovai, aš be abejo suprantu, yra kaip Vilnius licėjus, kaip ten kokia, nežinau, KTU gimnazija, ten tos vadinkimi, kurias nori ir stovi eilėse. O jūs bendraujat su, tarkim, mokyklomis, kurių vadovai pergyvena, kad gali nesurinkti mokinių. Ir jas teks uždaryti, nes tiesiog. Ir kaip tada, kaip mokyklų vadovai, kaip šitoj terpiai tą didelį tarpą, kurį mes turim savo turbūt būti atviri ir pasakyti, kad jų yra taip pat labai įvairių. Mes turim fantastiškų, kurios keliam kaip pavyzdžius ir turim tokių, kurios galbūt jau senokai reikėjo pakeisti. Tai iš jūsų perspektyvos, man labai įdomu irgi, ką girdėjote Ryčio ir ministrės, ir štai Emilijos dabar pasisakymą, jūsų perspektyvos. Labadiena. Iš tiesų aš prijaučiu šiai ambicijai, švietimas numeris 1. Aš tikiu šią idėją ir šią mintimį. Ir atsakant į jūsų klausimą, svarbiausia pirmiausia pripažinti, kaip yra iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų regionuose ir tiek Lietuvoje, tiek Europoje mažėja gimstamumas. Ir mes turim reaguoti į šį faktą. Ir tikrai ateis toks momentas, kada vieną ar kitą mokyklą tiesiog teks uždaryti, nes nebėra vaikų. Tai kuomet tu pripažįsti tą nepatogią tiesą ir neglaistai kažkokiom, viltim, kad gal kažkaip išsispręs šita problema, tada prasideda žingsniavimas į priekį ir paieška tų tikslingų sprendimų.
kaip užtikrinti tą kokybišką ugdymą tiems keliems vaikams, kurie galbūt dar lieka gyventi toje aplinkoje, kurioje galbūt mokyklos jau nebebus. Tai čia tada ieškome tų sprendimų. O man, galvojant apie švietimą numeris 1 kaip vadoviai, tai susideda keli dalykai. Tai pirmas, akademiniai rezultatai, žinoma, tarptautinėje sferoje, Lietuvoje. Ir kuomet jūs palietėte tam tikras mokyklas, kurios yra labai populiarios, demonstruoja puikius rezultatus, ir tas kitas mokyklas. Ir aš manau, kad tai yra viena didžiausių problemų Lietuvoje, nes iš tikrųjų yra kai kuriuose parametruose milžiniškas atotrūkis ir netgi šalia esančios mokyklos, per gatvę esančios mokyklos demonstruoja skirtingus rezultatus. Tai man ir mano požiūriu mes pasieksim to numeris 1 tada, kai sumažės atotrūkis. Tai yra daugumos, beveik visos mokyklos dirbs panašiai vienodai kokybiškai ir man kaip mamai, sakykime, nebus svarbu, į kurią mokyklą vesti vaiką. Tai va čia turime tartis ir galvoti, kaip užtikrinti, kad tas mokykla, bet kuri ji teiktų panašiai vienodą kokybišką ugdymą. Mes nušautume netgi kelis zuikius vienu šūviu, mes išspręstume, čia mačiau yra ir Kauno savivaldybės, ir Vilniaus savivaldybės atstovų, ir pagaliau kamščiai dingtų turbūt, ne, ryte ir vakare, nes tiesiog nebereiktų to per visą miestą, ten to vaiko tarabanit valandą, nes ta mokykla už kampo lygiai taip pat gera. Tai bet man vis tik tai vis dar tai skamba kaip, atleiskit, labai tolima vizija. Ir aš taip galvoju, Rytis Pakrosnis, VDU studijų prorektorius. Jūsų darbas yra, bet kuriuo atveju, jūs ir priimat jaunimą iš mokyklos, kurie praeina švietimo sistemą ir jūs eilę metų galit matyti pokytį. Nes į aukšto mokslo sistemą, mes čia dar kitą galim konferenciją daryti, turbūt aukšto mokslo kodas, kaip sakant, bet įsiliejanti ta banga kiekvienais metais, skirtingos motyvacijos, skirtingo pasirengimo, jūs juos matot, jūs juos vis tiek naudojate, ten, nežinau, big data kažkokius dalykus, analizuojate. Tada po 4 ar 6 metų jau iš universiteto išeina, ar tai paruošti pedagogai, ar tai tie kiti žmonės, kurie įsilieja, galbūt irgi grįžta į švietimo sistemą jau kaip darbuotojai. Bet kokias tendencijas jūs matot? Ir štai, ką gerbiama mokyklos vadovė pasakė, kad ypatingai gimstamumo kismo kontekste. Bet koks jūsų šitoje vietoje yra indėlis į mūsų diskusiją savo požiūriu? Tai pirmiausia, sveiki atvykę į VDU visi. Truputį jaučiuos, kai būna tie krepšinio žaidėjai, kur ant suolelio per ilgai užsisėdėjo, dabar reikia įsivažiuoti. Ačiū už klausimą. Taip mes sekame tendencijas, taip mes siekiame padėti jauniems žmonėms eiti toliau savo karjeros keliu. Kalbant apie ką mes matome arba pastebime, tai be abejo keičiasi poreikiai. Ir toj diskusijoje turbūt, ką mes čia pradėjom kalbėti apie švietimą numeris 1, man patiko pasakymas, kad mokinys turbūt centre, jeigu kalbėti apie, tarkim, vidurinį išsilavinimą, panašiai mokinys yra centre ir turbūt įtraukimas jo į visą šitą diskusiją, į vizijos kūrimą ir sprendimų paiešką yra labai svarbus. Tai ką mes darome universitete turbūt, nes iš tikrųjų esam tą jau reflektavę, kad kartos keičiasi, mes senstame, dėstytojai turime administraciją ir panašiai, ir ne visada lengva suprasti tą jauną žmogų, kaip jisai gyvena, ko gyvena, kaip jis mato ateitį ir ko jisai siekia. Tai, vienas dalykas, ką mes tikrai darom, tai mes įtraukiame studentus į diskusijas. Mūsų universitete tikrai visuose lygmenyse, senate ar bet kur studento balsas yra, nežinau, ar lygiavertis, čia reiktų studento klausti, bet bent jau mes tengiamės padaryti, kas būtų lygiavertis diskusijos dalyvis, tokiu būdu mes susipažįstame su jo pasauliu. Tada lengviau. Bet lyginant, tarkim, kelių metų švietimo sistemą paliekančių, tai yra abiturientų, lygį, brandą, motivaciją, nežinau, nuovargį,
jūs turite tokius duomenis, kažkokius renkat, galėtumėt pasidalinti, nes mes kartais tokiais stereotipais gyvenam. Mūsų laikais taip nebuvo. Tai žinot, arba, dabar tai ten visai jau. O kaip yra iš tiesų prakrapšius truputėlį šitą, remiantis kažkokiais tai, nežinau, duomenim, tyrimais? Jis nori duomenų. Tai be abejo keičiasi jaunas žmogus. Ne? Ir mes matome, ypatingai pandemijos turbūt įtaka gana ženkli tam socializavimuisi, bendravimui ir tie studentai ateina į universitetą. Ir jie kitokie truputėlį, ta prasme, kad jiem lengviau turbūt po vieną kažką tai daryti, negu burtis kartu draugiam, dalintis erdvė, dalintis darbais ir panašiai. Bet mes kviečiame juos tai daryti, mūsų darbas yra turbūt pakviesti juos grįžti tas erdvės, tai to mes užsiimame. Okay. Tokia mintis, norisi sugrąžinti ir priminti, kad Lietuva yra Europoje ir kontekstas yra iš tikrųjų labai panašus. Ne tik Lietuvoje mažėja vaikų skaičius, mažėja skaičius visur. Ne tik Lietuvoje mokytojo profesija vis tampa labiau nepatraukli ir kitose Europos valstybėse, net toje pačioje Suomijoje, mums šalis, kurią vardijam kaip pavyzdį, irgi kolegos įvardina, kad mokytojams vis sunkiau ir sunkiau. Tai siekiant to rezultato numeris 1, kontekstas yra labai panašus, tik klausimas, kaip mes tvarkome su tais rezultatais. Kuomet aptarinėjame, kaip pavyzdys, mokyklos rezultatus, vaikų pasiekimus, kartais diskusijose bendrai būna Lietuvoje ne tie vaikai, ne tie tėvai, būtų kiti vaikai, būtų kiti tėvai, tai tikrai rezultatai būtų puikūs. Tai aš visada grąžinu, visur buvo COVID-as, visur buvo, sakykime, pasaulinės sudėtingos tendencijos. Klausimas, kaip mes susitvarkom. Ir galbūt vėl pavyzdys ta pati Estija. Vienu metu atgavom nepriklausomybę ir panašiai vienodai startavom. Rezultatas truputį skiriasi. Žinoma, aš irgi džiaugiuosi tam tikrais rezultatais Lietuvos ir tikrai yra labai šaunių vadovų, šaunių mokytojų ir ta požiūris į švietimą tikrai yra labai puikus. Tai čia žiūrint į priekį, kaip dabar tvarkysimės dabartinėme kontekste. Turbūt, jeigu dar trumpas komentaras tą pačią temą, tai mes bent jau mūsų universitete turbūt nesureikšinam tų skirtumų taip smarkiai, kad jie kažkokį esminį skirtumą darytų. Turbūt daugiau vis tiek žiūrim jauną žmogų kaip ieškantį savo kelio pasaulyje ir bandantį spręsti savo ir pasaulio problemas. Ir tada klausimas, kokią mes jam erdvę sukūrėme, ar palankę tam jų ieškojimui. Toks mūsų turbūt pagrindinis klausimas, labiau negu kaltinti kartas, kad jos keičiasi ar kažkas panašaus. Gal aš šį ką pridėčiau, Vytauto didžiojo universiteto, švietimo akademija, puikūs partneriai, paruošė mokytojus. Bet kas atsitinka? 50% naujų į mokyklas atėjusių mokytojų palieka šitą darbą per 2 metus. O čia yra problema. Aš nemanau, kad mokytojų ruošimas visada galima tobulinti, tikrai yra ką tobulinti ir čia ir visose srityse yra ką tobulinti, bet reiškia ateina į mokyklas ir susiduria su liūdna realybė ir pabėga. Tai jeigu nepabėgtų tas 50%, mes šiandien turėtume absoliučiai kitokį demografinį mokytojo paveikslą Lietuvoje. Tiek amžiaus prasme, tiek nebejoju, kad kvalifikacijos, žingeidumo, noro ir panašiai. Tai yra labai taisytinų dalykų paskui jau atėjus į mokyklas. Tai aš labai norėčiau čia padėkoti gerbiamam Ryčiui, kad iškėlė šitą klausimą ir man atrodo, aš klausydama visų, tikrai labai ačiū, jūsų įžvalgos tokios yra tiesiog gilios ir tokios šiandien aktualios ir ką pasakė ir moksleiviai, ir vadovai, ir visi, kurie čia šitoj diskusijoje kalbame. Bet jūs Ryti iškėlė tą klausimą, ką aš galvodama, sėdėdama čia klausydama ir galvojau, tai švietimas numeris 1, visgi ko mes siekiame, ar mes iš tiesų iškeliam tas pagrindinės problemas, kurias mums reikia šiandien spręsti ir tada su jų sprendimu mes galbūt tikrai ir patapsime švietimas numeris 1 Europoje. Ir šis klausimas, ar tikrai, tarkim, 6-metis jokiais būdais nekritikuoju, bet ar šiandien mūsų yra pagrindinis tikslas, būtent 6-metis pradinis, kuris išspręs ir nuves mus į tuo
pirmuoju keliu, kad mes taptumėm švietimas numeris 1. Bet va tai, ką jūs iškėlėt, kad mes šiandien iš tiesų ruošiam pedagogus ir jie neteina į mokyklas, čia yra pagrindinė problema, ties kuo mes visi susitelkę turime dirbti. Ir tai yra pagrindinės tos kryptis, kur mes turime eiti. Aš manau, kad mes turime susitelkti ties tą problematiką, ieškoti sprendimų ir taip siekti tų pačių geriausių rezultatų ir tada pasieksim. Nes taip, su pedagogų problema šiandien pedagogų profesinė krizė susitarė visos Europos šalis. Ir tą mes kalbam ir švietimo ministrų susitikimuose. Ir sprendžiam visi tarp kitko vienodai. Jeigu mes ruošiam 2 specialybių pedagogus, tai prancūzai labai aiškiai pasakė, mes pradėjome ruošti 2 specialybių pedagogus ir žinot kokių? Prancūzų kalbos ir matematikos. Jie taip netgi sprendžia tuos klausimus. Tai mes irgi šiandien paruošę priemonių planą paskelbė visuomeniai ir va čia mes labai kviečiam visų jūsų prisidėjimo kartu, ieškokime, kad pedagogas sugrįžtų, studentas ateitų į mokyklą, o mes visi pedagogai iš tiesų didžiuotumėmės savo specialybę. Va čia mūsų yra pagrindinis darbas, nes pedagogas yra ašis švietimo sistemoje. Gerai, Ryti, prieš sakant, aš noriu pagarsinti klausimą, kuris turi daugiausiai laikų, nes aš matau reitinguojami klausimai, netgi neturim labai daug, bet jau dabar pereisim, bet pirmas klausimas. Ir va čia gal šiek tiek ir bus į tą, ir ką ministrė kalbėjo, ir aš labai norėčiau irgi, kad pabandytumėte atsakyti visi, bet labai trumpai. Kuri švietimo sistemos grandis Lietuvoje šiandien yra silpniausia ir be kurios stiprinimo kalbos apie tą lyderystę numeris 1 liks tik tai tokia deklaracija ar utopija. Vat konkrečiai, kaip jums atrodo? Aš 3 grandis atsakysiu. Tai duomenimis pagrįsta, šiaip pareklamuosiu. Duomenys.švietimas.lt. Kas dar nematėt, per 1 metus tikrai daug pavyko mums surinkti. Ačiū ministerijai, ačiū valstybiniai duomenų agentūrai apie finansus, apie pasiekimus, tikrai įdomių dalykų galite pamatyti. Pirma silpna grandis yra vadyba. Nuo 20 metų iki 24 metų biudžetas skiriamas bendrajam ugdymui padidėjo nuo 1 milijardo iki 1,8 milijardo. 80%. Ar jūs tą pajutot? Ne. Įtarčiau, ne? Kodėl taip atsitiko? Nes vadyba yra silpna. Antras dalykas, tai yra ugdymo programos. Šiandien jos yra totaliai perkrautos. Absoliučiai perkrautos, dėl to kenčia vaikai, kenčia mokytojai. Pritarėt. Įtariu, kad pritarėt. Kenčia tėvai ir paskui visas užsisuka velnio ratas. Ne? Ir trečias dalykas yra mokytojai. Mokytojų trūksta, mokytojai sensta, nepakankamai ateina. Ir vėlgi, ir tai yra labai labai glaudžiai susiję. Kai yra prasta vadyba, ten, kur yra geri vadovai ir geros mokyklos, ne? Ten mokytojai nori dirbti. Ten visiems viskas yra gerai, bet tikrai yra prastų vadovų. Yra ten, kur, ir čia yra vadyba, ne? Yra prastų savivaldybių, yra geros savivaldybės, yra geri merai, yra prastos savivaldybės, yra blogi merai. Ne? Yra savivaldybės, kur vaiko ugdymas kainuoja šaliai 3 000, yra savivaldybių, kurios kainuoja 7 500. Spėkit, kurios pedagogų šitie akademiniai rezultatai geresni. Tos, kur kainuoja 3 000. Kažkaip taip magiškai. Ne? Ten mokytojai gerai jaučiasi. Tai dar tik programas reikia sutvarkyti, kas yra ne savivaldybių, ne mokytojų galioje, tik ministerijos galioje. Tai va 3 temos. Vadyba, programos, mokytojai. Taip. Ačiū. Ryti. Įdomus klausimas. Turbūt tiesiogiai nenorėčiau jį atsakyti, nes mano požiūriu negerai turbūt yra vardinti vieną kažkokią tai grandį, aš daugiau sistemiškai, kompleksiškai žiūrėčiau reikalą. Tai manau visose grandyse tobulintų dalykų tikrai yra ir mes jas ieškom, žiūrim ir tobulinam. Aš gal sakyčiau tokį metaligmenį labiau, gal mūsų požiūris į patį tą švietimą, gal va čia reikia sustoti ir pareflektuoti labiau. Mano galva jis turėtų atsisukti žmogų. Nes mes ir čia šitoje diskusijoje dažnai vardinam, kai jaučiasi gerai, tai tada ir kažkur jūs kažkas gerai. Jūs turite emocinę būklę. Emocinę būklę, žmogiškumą bendraja prasme. Ir kai mes ugdome, pačiam tenka dėstyti švietimo vadybos programoje kažkiek, tai apie tai labai daug šnekam. Ir būsimi lyderiai mokyklų kažkiek ir nustemba, kad jūs psichologai čia atneša dar kitą perspektyvą, kurios mes gal negavom iki šiol studijose, nes daugumą kalbam apie rodiklius, pasiekimus, augimą, tempimą ar kažką panašaus. Tai turbūt dermė šitų dalykų galėtų būti mūsų centras ir tada transformacija galbūt įvyktų irgi. Aš irgi gal taip neišskirščiau vieno, tai yra lygiagrečiai sistema, tai yra strateginė kryptis labai aiški.
aiškus siekiamas norimas rezultatas ir stabilumo užtikrinimas, kad nebūtų tos kaitos nuolatinės. Vadyba, vadybinė grandis, nes jie atneša tą strateginę kryptį į mokyklą ir ją padaro gyvą. Tuomet vadovo grandis, man kaip vadovui svarbiausia, tai yra mokytojas, nes mokytojas yra arčiausiai vaikų. Tai kiek man kaip vadovui pavyks sukurti tokią atmosferą, kurioje jis jaučiasi gerai, jis toks ir ateis į pamoką. Ir svarbi dar šalia grandis, tai yra mokinys, nes jo reakcija, jo grįžtamasis ryšys, jo rezultatai, jo jausena yra labai svarbi, žiūrint ir stebint, ar mes tikrai einame tuo keliu, kuriuo norime eiti. Čia tik turbūt reiktų pastebėti trumpas komentaras, kad ta jausena atsiranda ne tuščioje vietoje, bet atsiranda dėl struktūrinių dalykų taip pat. Iš moksleivio pozicijos sakyčiau, kad nėra bendros sistemos. Nėra konkrečių dalykų, ką mokytojas galėtų pasakyti mokiniui, kalbant apie vadovėlius, mokymosi turinį, tas pačius egzaminus. Mokytojai nežino, ką mums pasakyti. Mokytojai neturi konkrečios informacijos, ką pertikti mums. Tada mes balagane, mokytojai balagane ir apskritai gaunasi visur, nėra tvarkos. Taip. Programos. Taip, labai pritariu. Tai viskas buvo išties išsakyta, bet tikrai aš gal apibendrindama pasakysiu visą tai, kas buvo išsakyta, kad visgi skuboti sprendimai labai daug įneša to chaoso, nestabilumo ir šiandien tikrai čia be kažkokių tai didelių kritikų, bet noriu pasakyti, kad taip, mes turime pasiekmes būtent tų skubotų, neišdiskutuotų, neapsvarstytų, skubių reformų, net ne reformų, tiesiog sprendimų. Ir tai to ir yra pasiekmė. Ugdymo programos, vadovėlių nebuvimas, vadovėliai jau džiaugiuosi, kad finišo tiesiojo jau beveik, bet yra dar problemų, bet jau beveik į tai, ką mes atėjome. Bet nes nežinau, kokioje šalyje mes galime pamatyti, kad per 2 metus būtų pakeistos visos ugdymo programos. Tai šiandien tokį ir turime rezultatą. Tai dabar, kad mes jį atgal atitaisytumėm, ar mes norime, kad vėl mes taip pat greitai padarytumėm, tai bus tas pats rezultatas. Tai tiesiog turime pasiekmes skubių rezultatų. Bet pritarsiu, kad čia galbūt aš išskirčiau ne tas 3 tokias blogasias, ką mes galim, bet svarbiausias, į ką mes turim atkreipdėmėsi. Tai žinoma, pritarsiu, kad vadyba yra tikrai visako pagrindas, bet visgi pedagogus aš visada išskiriu į pirmą vietą kaip vieną svarbiausių švietimo sistemoje ašį, ant kurio pečių šiandien tikrai yra viskas. Aš kaip ir minėjau savo pirminėje kalboje, šiandien visos mūsų reformos, visi siūlymai, viską, ką siūlo verslas, nevyriausybinės organizacijos, švietimo mokslo ministerija, viskas, kas šiandien yra, siūloma, diegiama, viskas krenta ant mokytojo pečių ir šiandien jisai turi būti, nežinau, tobulai tobulas, tam, kad perteiktų vaikui, kaip gerbiama mūsų moksleivė pasakė, kad jiems būtų aišku. Tai tiesiog turime įsivaizduoti, kiek pedagogas šiandien turi visko sugerti, žinoti, būti tobulas. Tai mes turime šiandien viską investuoti, kad mes tikrai pedagogas jaustųsi saugiai, oriai, gerai. O labiausiai visada kviečiu visą visuomenę, nes nuo mūsų čia priklauso, nuo tėvų, nuo visų, kurie esame šalia. Pagarba mokytojui ir pasitikėjimas mokykla. To šiandien labiausiai trūksta ir aš kviečiu ir visą laiką tai kalbu. Bet pirmiausia, kviečiu pradėti nuo savęs. Ir jūs, mėly pedagogai, visada kviečiu. Pradėkim nuo save. Mylėkim save, gerbkim savo specialybę. Juk ir visi socialiniai tinklai, pažiūrėkit, kaip kviečia. Kaip reikia išmokti mylėti save, ar ne? Mes girdime, skaitome, kiek įvairiausių yra pasiūlymų mokymų. Tai ir mes, pedagogai, gerbkime savo profesiją ir skatinkime, kad aplinkui būtų pagarba mokytojai ir pasitikėjimas mokykla. Tai kalbant apie reformas, jos sako, kad staigi buvo priimtos. Tai kodėl negalima pasiruošti jom? Kalbant apie VB pirmas dalis, kodėl iš anksto nebuvo galima pasiruošti ir iškart buvo šokama, sakoma, kad naujai dabar mokomės naujos programos. Kodėl nėra pasiruošiama? Kodėl nėra taisyklės? Aš tokį patį klausimą keliu. Tai ir dabar yra pasiekmes, nuo kurių kentėsim dar ilgai. Nes nedaromi pilotiniai projektai. Čia net neskuba yra problema.
O tai, kad teoretikai susėda prie stalo ir nusprendžia, kad dabar per visą Lietuvą bus taip. Tie žmonės, kas ruošia programas, kur yra problema, ten ne praktikai ruošia. Kiek mokytojų dalyvauja? Na, gal kartais vienas kitas. Dabar subūrėm peržiūrą ugdymo tai programų ir įtraukėm labai daug mokytojų. Ir čia buvo tik mano pagrindinis tikslas, kad būtų mokytojai. Tai žodžiu, tai ką aš vėl skatinu, reiškia. Žiūrėkit, šitą užskaitom? Šitą užskaitom, čia super. Bet aš vėl grįžtu prie pilotinių dalykų. Versle, neįsivaizduojama, važiuokit, Akvilė pagamino vandenį, remėjas faina. Tai jūs manot iš karto, išgrėžė gręžinį, supilstė buteliukus ir išvežė visas parduotuvės? Taip vyksta reformos Lietuvos švietimo sistemoje. Išgrėžėm, paskui paaiškėjo, kad jis truputį gal geležies per daug, truputį šiaip drumzlimnas ir visa kita. Taip, nes pirmą išgrėžė gręžinį, įpilį 2 buteliukus, duodi 2 žmonėm paragauti. Žiūri, kas vyksta. Tobulinė. Lygiai tas pats vyksta su pakuotė, su etiketė ir panašiai. Tai apie tą ir kalbam. 6 metų pradinis yra tik vienas iš pilotų, kurių mes siūlom, kad Lietuvos švietimo sistema išmoktų, išbandyti, papilotuoti, išmokti iš klaidų. Nei vienas produktas, kurį verslas atiduoda į rinką, pradžioj nėra tinkamas iki galo vartoti. Viskas yra tobulinama. Ryti, dar tik pridedant, kol ministrė sureaguos, irgi tik pridedam vieną dalyką, kad kai darai tą, čia ne tik versle, čia apskritai ir bet kur nevyriausybinį, namuose galų gale, nugi, žiūrėkit, tėti noriu šuniuko. Žiūrėk. Šiuo metu tokia situacija. Kiekvieną dieną. Exactly. Tai žiūrėk, life tipsas. 2 mėnesius, kasdieną, po 6:15, nesvarbu koks oras, turi jis ar ji išeiti 15 minučių lauką, nesvarbu koks oras, kiekvieną dieną, po 6:15, ryte ir vakare grįžus po to, užsikalus nuo programų, ten visą kitą, 7:30, lygiai taip pat, nesvarbu koks oras, išeit pabūti 15 minučių lauke, pasivaikščiot, grįžti, jeigu po 2 mėnesių stabiliai tą padaryti, tada sakyk, okei, deal, nes kitu atveju pats ir vedžiosi. Tai čia aš kalbu tokius dalykus, kad tai čia yra pilotinis projektas. Bet versle ir kitur kiekvienam tokiam dalykui dar yra atskiri, dedikuoti, skyriai, depai žmonės, bet viskas susiveda į vieną, head of, vadovą. Tai prieš ministrį reaguojant, iš to, ką mes kalbam, čia mes greičiausiai net ne tai, kad nesipyksta, mes iš tikrųjų visi sutarėm. Žmonės, programos, o programas irgi daro žmonės, tai esmė yra žmonės. Tai kur tas CHRO, reiškia jūsų ministerijoje ir ministerijos sistemų išvietimo, tas galutinis žmonių caras, tas žmonių HR, kur masto apie mokytojų gerbuvį, kuris dėlioja tą. Tada antras, bet konkretus, čia nežinau kas, NŠA turi tą dalyką daryti. Bet vėlgi, ne tai, kad NŠA, direktorius čia kažkur mačiau, bet konkretus Petras, konkreti Nijolė, konkretus žmogus, kuris yra atsakingas už šitą dalyką. Tai aš nežinau, čia aiškiai irgi gal utopija, bet gal jūs jau turit? Aš jau klausykit, pamiršau, kad norėjau replikuoti. Bet šiaip jaučiuosi su Ryčiu kaip kokio rinkimo agitaciniai. Aš ne politikas, tai čia diskusijų šou gal, sakykime. Jo, mes vienas kitam čia oponuojam. Bet, žinot, Rytė, aš pasakysiu taip, kad ačiū Dievui, kad mes nepadarėm čia tikrai jokios reformos, o dabar tik tai taisome tas, kas buvo padaryta. Tai esam šitoje dabar plotmėje, kad vis taisom, bandom nuimti tas įtampas, kažkaip suvienodinti, žiūrėti, kad tai, kas nepasitvirtino, dabar mes norim padaryti, kad nebūtų tų klaidų. Tai ir bandomosiuose Ryti nesutinku, kad mes galim daryti čia daug klaidų švietime, mes nebeturim laiko, kada daryti klaidas. Jeigu norime būti švietimas numeris 1. Mes neturime laiko nieko nedaryti, ministrė. Mes neturime laiko nieko nedaryti. Kitais metais, kai susitiksim čia švietimo kodė, pažiūrėsim, kiek mes žingsnių link to pilotinio busim nuėję. Gal jau busim pradėję. Susitarimas. Va, man patinka. Pažiūrėsim, ką darysim. Viskas yra fiksuojama, žodis nežvirblis ir, kaip sakant, aš tik pasakiau, pažiūrėsim, kur mes busim nuėję. Tai jau turim 2 susitarimus. Ryte. Aš sėdžiu per vidurį. Šiaip mano specialybė yra psichologas, ne jau ką, tai labai geroje vietoje sėdžiu. Bet klausykit, bet čia tikrai mes nerepetavom. Bet aš tik pasakysiu, ir aš klausau visų. Ir man atrodo, tai, kas vyksta, tai ir yra žiežirba į tą gerą ateitį. Nes jeigu mes rasim būdą, kaip pagarbiai, girdėdami vieni kitus diskutuoti, ta prasme, ir įnešti visus balsus, turbūt, tai irgi yra vienas iš kelių į tą numeris 1, kad ir ką tai bereikštų.
Žinote, kai mes savo komandoje kalbam, tai va viceministras Jonas yra ir visą laiką jisai irgi kažkur dalyvauja susitikimuose, sako, svarbu, kad ministrė neprisižadėjau. Tai žodžiu, aš šiandien matot kažką, tai jau prisižadėjau. Iš viceministro veido matyti. Bet viceministras pats mokytojas, tai manau, čia viskas tik į gerą. Aš irgi mokytoja. Tuo labiau. Aš gal norėčiau dar replikuoti į žodį klaida, nes čia kelis kartus nebijokim, negalim daryti. Aš gal priešingai mąstyčiau, pripažinkim faktą, kad gali būti klaida, nes tada toks suvokimas leis būti labiau kūrybiškiems ir generuoti tam tikras idėjas. Tai tą pabrėžti ir akcentuoti. Ir dar kvieščiau ir mokytojus, ir visas bendruomenės mažiau kalbėti ir niurgdytis tame vėl kaip viskas negerai. Jau mes tą suvokiam, pripažinom ne vieną kartą, dabar kalbėkime, ką konkrečiai galim padaryti. Nes, nebesiventiliuokim, jau dabar darykim ir ženkim pirmin. Ok, psichoterapijos seansas baigęs, dabar po vieną konkretų dalyką. Pradės nuo Emilijos. Vat jūsų linkėjimas visai sistemai ir ministrė ir turbūt ir tiem, kurie prisideda iš savo pusės. Jūsų linkėjimas, ką reikia daryti, kad kitais metais per švietimo kodą, čia jeigu sėdėsim ir kalbėsim, galėtume sakyti, jau geriau. Svarbiausia, tai aš manau, yra, kad padarytume taip, kad ateityje šitos klaidos, kurias dabar daroma, būtų negalimos, kalbant apie staigias reformas, kad kažkas pasikeistų, kad ateityje kažkokie reikalavimai konkretesni atsirastų, kažkas, kas sustabdytų staigų neapgalvotą veiksmą. Čia yra mano linkėjimas visai švietimo sistemai. Aš apie konkretų veiksmą ir žingsnį, tai sudaryti sąlygas besimokantiems studentams, būsimiems pedagogams, stažuotis mokykloje ir jau įgyti tos praktikos taip, kaip atrodo mokykla ir darbas dar studijų laikotarpiu. Tai šitą tikrai galima padaryti per metus. Ir kad vadovas galėtų teisiškai įdarbinti tokį studentą, nes dabar teisiškai tu negali įdarbinti tol, kol jis nėra baigęs pedagoginių studijų. Tai kartu gal irgi spręsis mokytojų trūkumo klausimas, o studentai tikrai įgys tą realią praktiką, kaip atrodo mokykla. Štai siūlau tikėti savim ir vis dėlto daryti tos pokyčius, ką ir jūs sakėte, nebijoti klaidų, nes klaidų visada gyvenime būna. Reikia klaidas daryti kiek įmanoma mažesnė skalėje, ar ne, mažesniu mastu ir iš jų mokytis, nes, visi mes mokomės tik iš klaidų, visi tai yra žmonės, taip veikia mūsų smegenys, taip veikia žmogaus prigimtis. Tai tikėkim savim, turėkim didelę svajonę ir kasdien eikim po mažą žingsnelį, laimėdami, suklysdami, pasitaisydami, bet eikime. Kadangi atstovauju aukštąjį mokslą, iš savo varpinės turbūt pasakysiu, man atrodo, atėjo laikas galvoti apie mokinio perėjimą iš mokyklos į universitetą ir apie finansavimo tikriausia klausimus. Tai tos diskusijos ir vyksta, jos prasidėjo ir, manau, norisi tęsti jas. Tai būtų didelis pokytis. Tai Emilijai atliepsiu, kad jau šiemet truputėlį yra geriau. Matematikos egzaminą bus galima perlaikyti tie, kurie neišlaikė šiemet, o ne kitais metais. Bet tikrai atliepsiu ir į tą studentų stažuotojo poreikį. Mūsų kaip tik priemonių plane jau yra tas įtraukta ir tikrai aš manau, kad mums pavyks tą padaryti visiems kartu, nes tai tikrai matome, kad yra poreikis. Šiandien tikrai nuoširdžiai dėkodama visiems, tikrai girdime, ką jūs sakote, tiek kritiką, tiek pasiūlymus. Tikrai esame atviri, pasiruošę bendrauti, eiti kartu. Mes labai laukiam visada pasiūlymų, visada laukiam tikrai ir tų patarimų, ką mes turėtumėm daryti, kad mums visiems būtų, visiems ir švietimo bendruomeniai, ir Lietuvai. Ir šiandien, manau, mes turime orientuotis į tai, ką sako mūsų Lietuvos vizija 2050 švietime, kad mes vis turime orientuotis į išsilavinusią ir brandžią visuomenę. O pagrinde mes turime ugdyti vaiką, kuris gebėtų gyventi ir prisitaikyti realiame gyvenime. Tai labai labai ačiū Jums visiems, kad esate, kad kalbate, diskutuojate, kad ieškote pačių geriausių scenarių ir sprendimų. Aš tikiu, kad mes iš tiesų visi kartu pasieksime, kad
na, švietimas Europoje bus numeris 1. Daug dievė, ačiū labai. Dėkojame ministrei Ramintai Popovieniai, dėkui Ryčiui Laurinavičiui, Švietimas 1 valdybos pirmininko Omnisend vadovui, Jolitai Petkevičiai, Druskininkų atgimimo mokyklos vadoviai, Emilijai Leonavičiūtei, Kauno rajono Garliavos, Juozo Lūkšos gimnazijos gimnazistė ir be abejo Ryčiui Pakrosniui, VDU studijų prorektoriui. Dėkui Jums labai.